Sveikas. Nu va, pasiruošęs suvirinti, privirinti plokštelę prie to. Ir va, paduodu impulsą. Ir man kaip suvirina, va. Nuplėšiau su čia kiek paduodi impulsą kokį. Tai čia virinimas, pats kaip vyksta. Dabar ten tas pats aparatas. Čia gaunasi taip laidas, kuris ateina impulsus, kuris paduoda į SSR rėlę. Pas mane yra taip padaryta. Va. SSR rėlė griežtai turi būti, poliškumą turi, tai pliusas ir minusas. AC tai reiškia 220. 220 nebūtinai, aš čia kadangi tik tais testuoju, tai aš atskirai pasijungęs, bet galima pajungti nuo transformatoriaus. Dabar pats valdymas, visa kita, va, čia yra tas elektroninis valdymas ir gaunasi čia kaip pedalas, pedalo laidai, va šičia ateina. Kai paspaudė, aš šį kartą pasidaręs esu su tiesiog jungtuką, nes neturiu pedalą. Ir jį paspaudus suveikia tasai. Elektroniškai galima reguliuoti laikus. Nuo tų laikų priklauso, kokį tą metalą tenai galima. Pavyzdžiui, pas mane šiuo metu 26 nustatyta. Gali 30, va, čia milisekundžių, čia prigriebimas, pirmas laikas. Antras laikas, tai būtų jau virinimas, kiek virina laiko, ten 40 milisekundžių ir taip toliau. O čia pauzė tarp prigriebimo ir virinimo. Iš tikrųjų, tas reikalingas prigriebimas, kad kaip nusitaiko, antras kaip virina. Vėl paspaudžiu palaikau, vėl viskas eina į tą, ką matau pradinį variantą. Šiaip veikia viskas gerai, jokių problemų nematau. Tai jeigu ką, galiu siųsti.